varai kartu? Labas rytas. Citrius atsikėlė Mokra Gora kaimukį, kuriam gyvena vos keli šimtai gyventojų. Tai dabar turim 0 laipsnių, sninga. Yra 7:30 ryto, atsikėliau prieš kokį pusvalandį, bet biškai pakimarint reikėjo dar. Pažiūrėkit, kur mes esam. Tai varom papusryčiausim, pagaliau gal kiaušinius pavyks išsikept ir parodysiu, kur mes čia atvarėm. Gerai, einam darytis pusryčių su tokiu vaizdu. Kepamės kiaušinius, jeigu jie dar geri. Kas sugalvoja klijuoti etiketę toj vietoj, kur ugnis turi būti? Kokių čia aparatų yra žegas. O tas kacinas išbėgo iš šito Paratenzo Škoda. Jūs taip pažiūrėkit. Dar yra kažkokia Peugeot. Eik savo. Geras. Pip, pip. Pip, pip. Rimtas aparatas. Atvažiavau į vietą Serbijos kalnuose, kuri vadinasi Mokra Gora. Pavadinimas reiškia šlapias kalnas, bet šiandien čia šlapias tik mano Citriaus radiatorius po Balkanų kalnų. Šitas miestelis garsėja vienu labai keistu dalyku. Čia važiuoja Šargano 8 traukinys. Taip, tikras senovinis traukinys, kuris kalnuose važiuoja tokiais vingiais, kad jo maršrutas iš viršaus atrodo kaip skaičius 8. Matyt, kažkada inžinieriai pažiūrėjo į kalną ir pasakė, gerai, važiuojam zigzagais. Traukinys čia lėtas, dunda, girgžda ir važiuojant juo jautiesi, lyg būtum patekęs į filmą apie senus laikus. Tik vietoj kaubojų Balkanų turistai su telefonais. Ir dar vienas dalykas, čia pilna senovinių automobilių. Tokie modeliai, kuriuos paprastai matai tik muziejuose arba senelių nuotraukose. Kai kurie stovi kaip eksponatai, o kai kurie dar ir važiuoja. Trumpai tariant, Mokra Gora yra vieta, kur atrodo, kad kažkas tiesiog sustabdė laiką ir paliko stovėti kartu su garvežiais, senais automobiliais ir kalnais aplink. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kas būna, kai bandai filmuoti su dronu, nemokėdamas skrist seną Volgą? Va kas būna. Baisu, aš toks debilas. Nežinau, ką daryti dabar. Propelerius tai pakeisiu, bet ką su šita koja daryti? Viskas. Baigės filmavimui su dronu, man atrodo. Aš vis dar negaliu atsigauti. Sudaužiau droną. Baisu. Baisu. Reiks kažkur susitvarkyti gal. Eik. Žiauru. Žiauru. Ir reikėjo man filmuoti tą Volgą. Atrodė, kad ten yra vietos, viskas gerai. O kodėl jisai pats nesustoja pamatęs kliūtį? Nesuprantu. Nu gerai. Bandysim dabar be drono kažkaip gyventi. Tai kur mes čia pabėgom iš to didmiesčio? Atvarėm į Mokra Gora miestelį tokį, kuriam yra medinis toks miestelis ant kalvos. Ir jisai nesenovinis, kas svarbiausia. O jisai buvo sukurtas filmui filmuoti. Tai einam, nusipirksim bilietą. Hello. Can I have a ticket? Tai nusipirkom bilietą. 300 dinarų. Paskaičiuosim, kiek čia eurais. Hello.
Sveikinu. Tai ši vieta buvo pastatyta 2000-ųjų pradžioje filmui Gyvenimas yra stebuklas. Atrodo šitas kaimas kaip senovinis, bet jis nėra senas. Įsivaizduok, 25 metų, 26 jau. Vau. Žiauriai rimta. Einam pasidairysim toliau. Čia yra koplytėlė, kaip suprantu. Bet įeiti ją, kažin ar galima. Gal ir galima, žiūrėk, atidarytos durys, bet aš neįsiu ten į vidų. Šventykla atvira lankytojams. Einam, pasižiūrėsim. Geras. Pinigų visi palieka. Gal palikti ir man? Kad čia kažkas rašo kažką. Nesuprantu kaip. Ir ką rašo. Na, aš jau sumokėjau už įėjimą, tai gal nepaliksiu. Nu, graži vietelė. Čia kažin galima užeiti vidų ar nelabai. Nelabai. Kaip gaila, kad mano dronas sudužo. Kaip gaila. Ir suvenyrų pardavinėja kažkokių. Bet ar man reikia? Man nereikia. Kepurės. Nebent rankšluostį raščiau. Hello. Nereikia, kur aš to šūdus dėsiu. Hello. Dar eina, tai tokia pardavinė. Koks kardas. 10 euro. Okay. 9 euro. Aha, okay. Maalevakko, 5 euro. Thank you. Nu, man nereikia čia šitų visų nesąmonių, ką aš darysiu su tais nusipirkęs. Nu, labai čia gražu. Ten restoranas turbūt. Tai gal aš ir neįsiu ten. Nu, bet pažiūrėkit, kaip gražu čia. Vau, kažkoks keistas jausmas atrodo. Atrodo filme esu. Aš esu filmo herojus dabar. Tai kaip suprantu, susidomėjot šitų kaimelių ir dabar norit sužinot kuo daugiau apie jį. Nu, tai papasakosiu. Nu, tai iš karto atvažiavom į vietą Serbijos kalnuose, kuri atrodo lyg būtų iš visiškai kito laikmečio. Dar kitaip vadiname Dvengrad. Tai yra medinis kaimas, senos gatvės, kalnai aplink. Ir pirmas jausmas toks, lyg būtum nukeliavęs bent 100 metų atgal kažkur. Daugiau gal netgi. Bet yra viena smulki detalė. Šitas kaimas iš tikrųjų nėra senas. Jis buvo pastatytas filmui. Garsus serbų režisierius Emiras Kusturica čia filmavo savo filmą Gyvenimas yra stebuklas. Ir kai jam reikėjo filmavimo vietos, jis nusprendė padaryti tai, ko dauguma režisierių nedaro. Vietoj dekoracijų pastatyti visą kaimą. Taip atsirado Dvengrad, dar vadinamas Kustendorfu. Viskas čia padaryta iš medžio, namai, tvoros, gatvės, net ir mažos kavinės ir restoranai. Vaikštant atrodo lyg būtum patekęs į seną Balkanų kaimą. Bet viena įdomiausių detalių šitam kaime - gatvės su garsiais vardais. Čia beveik nėra paprastų pavadinimų kaip pagrindinė ir kalnų gatvė. Vietoj to Kusturica nusprendė gatves pavadinti žmonių, kurie jam svarbus ar kuriuos jis gerbė vardais. Kaip pavyzdžiui, viena gatvė
gatvė pavadinta Nikolos Teslos vardu, garsaus mokslininko, kuris sukūrė daugybę elektros technologijų ir be kurio šiandien turbūt net neturėtume pusės modernios technikos. Kita gatvė pavadinta Novako Džokovičiaus vardu, vieno garsiausių tenisininkų pasaulyje ir tikros Serbijos sporto legendos. O dar viena gatvė turi labai neįtikėtiną pavadinimą – Che Guevaros gatvė. Taip revoliucionierius iš Latino Amerikos kažkaip atsiradęs mažame mediniame kaime Serbijos kalnuose, Balkanai tikrai moka stebinti. Taigi vaikščiodamas čia gali tiesiog ramiai eiti mediniu taku ir staiga pasukti į Teslos, Džokovičiaus ar net Che Guevaros gatvę. Bet šita vieta nėra tik dekoracija. Kusturica nusprendė palikti kaimą gyvą. Čia atsirado galerijos, kino teatras, restoranai ir net vyksta tarptautinis kino festivalis, į kurį atvyksta režisieriai iš viso pasaulio. Taigi vieta, kur buvo pastatyta filmui, pati tapo scena naujoms istorijoms. Ir vaikštant tarp tų medinių namų pradedi galvoti, kiek vietų pasaulyje buvo sukurtos iš fantazijos, o paskui tapo tikromis. Tvengrad yra viena iš jų. Čia atrodo, kad kažkas tiesiog pastatė mažą filmavimo aikštelę kalnuose ir paliko ją gyventi savo gyvenimą. O Citri, žinoma, negalėjo pravažiuoti pro šalį, nes jei Balkanų kalnuose stovi visas kaimas pastatytas filmui, reikia bent trumpam sustoti ir pasižiūrėti, ar kartais čia dar nevyksta filmavimas, gal ir mes nusifilmuosim. Tai taip atrodo tas kino miestelis, kuris pastatytas 2000-ųjų pradžioj. Konkrečiai dėl filmų, įsivaizduojat? Dėl filmų. Tikiuosi patiko. Man tai labai patiko. O dabar keliaujam toliau apžiūrėti šitą kaimuką. Yra čia daug ką pamatyti šitam kaime tikrai. Tai varom apsižvalgysim. O dabar varom pasižiūrėsim geležinkelio stotį, kur traukiniai važiuoja šitais visais kalniukais. Gal netgi ir pabandysim pralėkti. Iš tikro tik vakar įkėliau tą vidosiką pirmą iš Zakopanės. Tai heiteriukam skiriu va šitą epizodą. What a fucking loser. Neskrinai komentarai tai tokie. Tai va čia šitoj vietoje, man atrodo, šitus medžius kažkur su dronu atsitrenkiau, filmavau šitą mašiną. Žiaur. Gal žinot, kas nors kokia čia mašina? Volga. New Yorker Deluxe. O čia kitas įėjimas į tą patį kaimelį medinį, tik iš kitos pusės. Nuo apačios. Vienas įėjimas ten viršuje yra, o kitas turbūt čia. Wow. Atėjom į geležinkelių stotį. Aš čia miegojau netoli jos. Tai aš nežinau tiksliai, ar čia šitas traukinys, bet kažkuris traukinys važiuoja. Važiuoja aplink visą šitą kaimelį. Tai mes ir pabandysim su juo pralėkti. Man šiaip labai traukiniai patinka. Nėra nieko. Kur bilietus pardavinėja, tai kur man nusipirkti bilietus? Ateina, parduos gal. Hello. How long the train is going around? What? How long? 11:45, vraća se u 13. Ovdje. Aha. Okay. Can I have a ticket? One ticket. Yes. One. One. To go and come back. Yeah? Yes. 1000 dinara. Thank you. Tai nusipirkom bilietą, 1000 dinarų kainavo ir dabar einam į traukinį. Nu, dar ne dabar, 11:05, o dabar mes turim 11, už kem 5 minučių.
Tai dar turim laiko pasivaikščioti ir pasižiūrėti. Pasižiūrėkit jūs į šitą traukinį. Turbūt mašinistai. Nu, man atrodo, bus rimtas iš tų traukinukų prasilėkti. Pažiūrėkit, koks aparatas. Romantika rajone. Pivara į pivnicą romantika. O čia policija. Policija. Tai čia vis dar šita vieta priklauso tam medinių namelių kaimeliui. Viskas čia. Visur mediniai. Nu va šitas greičiausiai tik tai ne medinis. Vis pažiūrėkit šitą aparatą. Pažiūrėkit iš arčiau. Ir jisai tikrai garantuoju važiuoja. Sve za nas, ajmo ovdje, Niko. Aj, vidiš vamo, evo. Dođi. Joj, svi sve. Joj. Kina voz. Kina voz, joj. Koliko naj... Nema, Man atrodo, tuoj pajudėsim. ja da nađemo ono kablo jedno pa da ubacimo da će grijati. Ne, pa ja znam ja taj popidali. Hello. Kapitonas. Labai senas. Any chance to open the window? Open the window. Any chance to open the window? No. Window. Any chance to open? No. Yeah. Like this? Heavy. Okay. Prašiau, kad langą atidaryt. Oh, that's nice. Thank you. Hello. Nenumušt reikia. Ai, šaka. Pažiūrėkit. Čia tamsu, oi, švari.
Iki. Patikrino bilietą. Man labai patinka čia. Man žiauriai traukiniai patinka. Aš planuoju kažkada pasileisti per pasaulį su traukiniais. Labai patinka. O, žiūrėkit. Eik tu sau, kaip čia gražu. Wow. Spėjau. Kai tuneliu važiuoji, tai čia tamsu. Va kokios šviesos tik tai. Labai patinka. Privažiavom kitą miestelį. Einam pasižiūrėsim. Pauza 30 minuta. Pauza 30 minuta. 30 minuta pauza. 30 is it 30? 30. 30, okay. Pauza 30 minuta. Trisdešimt minučių dabar pertrauka, kaip suprantu. Čia labai gražu. Einu, kol nepriėjo dar. Turistų milijonas, jau net matau vieną gerą spotelį, iš kur nufotkint bus galima. Man kažkokia euforija, žinokit, su šitais traukiniais. Važiuočiau ir važiuočiau. Žinot, ką sugalvojau? Einu pabandyti, paprašyti pavairuoti traukinį. Bet kai čia nieko nėra, pažiūrim, kas viduj dedas. Matėt? Nes aš tai nemačiau. Važiuojam atgal. Biškį kepurės gaila nepasiėmiau. Vėjukas papučia, tai net apsiašarojau visas. Atvarėm į Jetapę. Pabuvom pusę valandos. Ir varom atgal dabar. Nu, tai kaip vadinasi šitas traukinys?
Teisingai, Šargano 8 traukinys. Šitas traukinys yra vienas įdomiausių ir neįprasčiausių traukinių Balkanuose. Tai siaurojo geležinkelio linija pastatyta dar 20 amžiaus pradžioje, kai traukiniai buvo pagrindinis būdas keliauti per kalnus. Pavadinimas 8 atsirado dėl labai įdomios priežasties. Kad traukinys galėtų veikti stačius Šargano kalnus, inžinierius suprojektavo trasą taip, kad jie vingiuotų skaičiaus 8 formą. Taip traukinys palaipsniui kyla aukštyn, važiuodamas per serpantinus, tiltus ir net daugiau nei 20 tunelių. Iš viso ši linija jungė Serbiją ir Bosniją ir buvo svarbi transporto arterija. Per ją buvo vežami žmonės, prekės, paštas. Tuo metu tai buvo vienas sudėtingiausių geležinkelio projektų regione. Tačiau laikui bėgant ši linija buvo uždaryta ir daugelį metų traukiniai čia nebevažinėjo. Tik vėliau siekiant išsaugoti šią unikalią inžinerinę konstrukciją ir parodyti ją turistams, geležinkelis buvo atstatytas. Šiandien Šargano 8 traukinys tapo viena įdomiausių turistinių atrakcijų Serbijoje. Traukinys važiuoja lėtai, mediniais vagonais, o kelionė trunka apie 2 valandas. Ir važiuojant juo labai lengva pajusti, kaip kelionės atrodė prieš 100 metų, kai svarbiausia buvo ne greitis, o pats kelias ir vaizdai aplink. Pasigrožėkit. Gavau vandens iš tunelio. Dar vienas. Bijau, kad iškris man čia lazda mano. Jaučiuosi kaip mažas vaikas apsipatenkinęs. Žiauriai faina. Žiūrėk, aš traukinį. O tai kur tu čia varai? Ai, viški čia lakstau. Sustoja tylos. Jo, bet jau važiuojam. Tai čia kažkoks maršrutas yra? Nu, viskas.
išėjau iš šito traukinio, sušalau labai rankas, nes buvau išlindęs visą laiką atgal važiuodamas. Labai patiko. Labai patiko. Mokra Gora. Mokra Gora vadinasi šitas miestelis. Žiauriai gerai. Žiauriai gerai. Viskas, judam tada toliau. Nu tai ką, turbūt tiek. Toks tas mano pabėgimas iš Serbijos didmiesčio į kaimuką. Ačiū, kad žiūrėjot. Pakomentuokit, kas jums labiau patinka. Ar didmiesčiai, ar kaimukai. Man asmeniškai patinka labiau kaimukai, todėl po juos čia ir maluosi. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad komentuojat. Dar labiau ačiū, kad duodat pastabas. Aš tikrai tai vertinu ir pasistengsiu patobulėti. O dabar lėkiu kurt video ir susitiksim greitų metu, bet manau dar iš tos pačios Serbijos, nes Serbija yra didelė ir čia pabūsim ne vieną ir ne 2 dienas. Čiau!